Klausau. Labas. Labas. Kaip laikaisi? Nu, nieko, laukiu savo, čia kažkaip, praleidau. Nu nieko dabar. Ką veiki? Nagus lakuojas. Koks tavo vardas, klausyk? Mano vardas Ramunė. Kaip? Ramunė. Ramūnė, tu esi. Iš kur tu esi, Ramūnė? Iš Prienų rajono. Prienų aš visiems sakau, bet, deški toliau nuo Prienų. Tai tu nori būti žvaigždė. Kiek tavo metų, Ramūnė? Žiauriai. 19. 19, ar ne? Aha, jau pilnametė. Labai pilnametis. Nu tai labai gerai. Klausyk, o šiaip esi dalyvavus tokiuose šou? Nu, jo, aš esu, žinai, esi ten tą X Factorių. Jo. Nu, bet labai man ten pasisekė. O ką tu darai X Factoriui? Dainavau. Dainavai. Žiūrėk. Kokią dainą? Jo, mes pažiūrėsim dabar, kaip tu dainuoji. Nes... Dainavau. Jėzus, aš neatsimenu, ką aš ten dainavau. Nu, aš manau, kad puikiai atsimeni. Padainuok. Jo, dabar turi padainuoti. Jeigu nori būti žvaigždė, turi visam būti pasiruošus. Tai... Nu, gerai, man atrodo, šitą dainavau dainą. Nu. Tai jau dabar dainuot? Jo. Dabar. O jūs ten įrašinėjat kažką? Ne, mes klausom. Ai, klausot. Nu, gerai. Nu, padainuosiu aš tada tokią vaikišką dainą, gerai? Tai dainavai, ką dainavai X Factoriui, Ramūnė? Nu, nenoriu aš tos dainos dainuot. Nu, aš padainuosiu. Padainuok. Nu, gerai. Du gaideliai, baltus žirnius kūnė, dvi vištelės į Marūną vežė. Super, labai gerai. O dabar gali padainuoti. Iš tikrųjų, viskas okei. Mes užskaitam. O koks tavo ūgis yra? Mano ūgis yra 1,65 m. O svoris? Svoris yra kažkur 5,6 gal dabar. 5,6, ne? Jo. Nu, bačka žodžiu esi. O, sakyk, kokios apimtis pas tave? Nežinau, aš apimčių. Tai nematavo tau niekas? Ką žinau, aš nesimatavau, biški papų turiu. O vaikiną turi? Ne, neturiu. O kokios spalvos tavo plaukai? Mano plaukai tai dažyti šviesi blondinėgi, kai visiems patinka. O klausyk, kokia tavo svajonė gyvenime yra? Aš labai norėčiau būti žvaigždė. O kas yra žvaigždė tavo supratimu? Apsak, kur žurnalai apie tave rašytų? Noriu, kad žurnalai rašytų, noriu, va kaip ir apie jūs ten rašo, va kažkur girditės, nu ten jau čia einat gatvė ir ten merginos pribėga sveikins, nu aš noriu, kad tai vaikinai sveikintų su manim eitų ten. Jo. Noriu, va tokia, va, kad, nu taip eičiau gatvė ir, nu, va visi atsisuktų į mane. Tai nori, kad mes tai tau tai padarytume, mane? Gal tu esi bandžius nuoga eit gatvę? Nu, nedar. Labai visi atsisuktų, žinok, jeigu eitum Prienuose nuoga. Ir ilgam prisimintų tave, pabandyk, žinok, aš čia kelis tau nemokamus patarimus pradžiai duosiu. Nu, bet tai žinai, kad tai prienai, aš noriu kokį Vilnių, žinai, Jo. Supratau. Tai gal... O tu viena nori būti žvaigždė ar su draugė? Ne, noriu su draugė, tai žinai, tos draugės mano tokios, kaimietės. Nu, aš suprantu, aišku, tu tai labai jau miestietiškas. O patarėjas pas tave kas, vaikinas ar mergina? Kas toksai? Patarėjas, kas tau padeda? O kas man? Ne, mano tėtis. Tavo tėtis patarėjas tau yra? Man tėtis yra geriausias draugas, jis man pinigų sakė viskam šitam, sakė, būk žvaigždė, varyk Vilnių, tai supras, kai būt žvaigždė ir man sakė viską apmokės. Super, šunuolis. O ką tavo tėtis veikia? Mano tėtis ūkininkas. Rūbininkas? Ūkininkas. O ką jis ūkininkauja, klausy, gal ką nors skanaus? Mums reikėtų labai šviežių produktų, čia pas turim vaikų, žinai, reikia jiems varškytės geros, turi? Mes turim porą karvių, turim kiaulių kokią 15, vištyčių turim, kaip ir visi, žinai. Nu, šaunuolė. Va, taip ir sukame. Taip, žinom. O tu filme labiau nori vaidinti, dainuoti, ant scenos lips, kokia tu žvaigždė nori būti? Kažkaip iš Aš tavęs... tai galvoju, kad aš dainuot galėčiau. Nu, aš irgi taip manau. O tu gali padainuoti, nes iki šiol tik tai padeklamavai kažką. Nu, tai aš padainavau, tai ką dar padainuot? Nu, tai jeigu tu nori būti žvaigždė ar nenori būti žvaigždė? Noriu. Nu, tai susijimk, nu, tai pasimk kokį tekstą, kokį matai Google, ar mėgstamiausią lietuvišką gabalą, bet, nu, net du gaidelius. O tai paprašykit, ką nors ir padainuosiu. Gerai, ai lietuviška? Naktinių personų kokią nors dainą, žinai? Ne. O kokia grupė tavo mėgstamiausia?
Nu, ką žinau, aš paklausau kokį, nu, užsienietišką, nu, ką jūs leidžiate ir kokį. Tai lietuviška ar užsienietiška, apsispręsk jau čia. Tu užsirašinėk, ką mum meluoji, nes paskui pamirši, jeigu rytoj paskambinsim. Ne, nu, tai dainuoju prieš lietuviškai, nes aš bijau, kad mano anglų kalbos tarimas yra nelabai, žinai, geras, o muziką tai aš klausau anglišką. Nu, pavyzdžiui, dar Mango, žinau, tą pavasarinį žiedai. Nu va, tai puiku jau. Padainuok. Pajuokink šiek tiek mūsų. Tai jūs juokitės ar jūs klausom? Klausom. Nu, mes klausom ir aišku juoksimės. O kodėl jūs juoksite? Nu, nes aš kaip suprantu, tu dėl to mum ir skambini, kad mes pasijuoksimėm, ar ne? Ne, nu, tai aš su jums rimtai kalbėjau, ta prasme. Ne, aš suprantu, rimtumo tavo nesuprantu, kodėl tu į mus kreipiesi, kad padarytume mes tą žvaigždę. Dėl to, kad jūs ten vakarais kažkada ten kai vedat laidą, tai manau, kad jei pasikviestumėt mane, tai visai mane visa Lietuva išgirsta. Tai dabar tave girdi visa Lietuva? Dabar mane girdi visa Lietuva? Taip, dabar. Džiaugiesi? Tai išnaudok tą akimirką, turi 20 sekundžių padainuoti ir galbūt su žvaigždė. Pareklamuok Delfi, ten 15 minučių. Ar... Tai mane girdi visą, eik tu savo, kad gėda dabar, du gaidelius dainavau. Nu, tikrai gėda, žiūri. Visiškai tai pasitaisyk dabar. Kaip čia tau tu tai pavyko, eina savo. Žiūri, nerealiai, bet tai kaip atsias? Nu, pavarei. Nu, tai padainuok, nu dabar. Nori būti žvaigždė. Nu, noriu, bet... Nu, davai, Mango, pavasariniai žiedai. Važiuojam. Pavasariniai žiedai. Nu, gerai. Nu, davai. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nereikia laukt, pavasaris atplauks nelauktai, kažką brangaus padovanos ir liks amžinai. Užteks? Labai puiku. Žinai, ar tu turi telefoną išmanųjį? Nu, turiu. Kuris filmuoja. Ar gali dabar, kai baigsim pokalbį, arba jeigu kitą turi, nusifilmuot būtent šitą 15 sekundžių, kaip tu dainuoji, nes mes norim pažiūrėti tavo vis tik žvilgsnį, kaip tu dirbi su kamera. Ir mum atsiųsk adresu titas@radistai.lt visą šitą video, gerai? titas@radistai.lt. Jo, mes laukiam, žinok, 10 lygiai minučių. Jeigu neteis, mes tavęs tikrai nebetrukdysim ir tu žvaigždė tikrai nebūsi per mus. Ne, tai aš tuoj, atsiųsiu, jeigu dar galim susitarti, aš tuoj. Lygiai 10 Galim, minučių. žinok, apsirenka nors gražaus arba iš vis nusirenk atsiųs, gerai? Ir save nufilmuok, kaip tai dainuoja šitą pavasarinį žiedai, 15 sekundžių daugiau nereikia ir atsiųsk titas@radistai.lt. Ir mes rytoj eisim kalbėtis tada dėl tavo albumo, gerai tada? Gerai, tai aš į Vilnių turėsiu atvažiuoti. Turėsi atvažiuoti, bet... Nupirksim tau butą čia, gerai? Ne, nu tai tik tai nejuokaukit. Ne, būtą pradžiai gal nepirksim. Nu kodėl, žmogus, jeigu atvažiuos čia, nu pagyvent, nu tai... Išnuomosim. Viešbutį išnuomosim mėnesiui, gerai? Taip. Gerai, tinka. Liko 9 minutės tau šitą padaryti. Dainuot viską. Varyk, siūsk. Pavasariniai žiedai, tai rūgštis. Saulės ir lietaus. Nu tai laukiam dabar. Video parodysim visiems. Pasidalinsim su visais. Solidu. Žvaigždė reikia būti. Reikia žvaigždė. Žinutė atėjo, žinai.